Visą naktį prasiknisau prie chatboto. Atrodo, kaip ir jis vizualiai žiūrint, jis atrodo nesudėtingas. Pavyzdžiui, ką aš noriu padaryti, kad tas chatbotas padėtų, realiai žmogui padėtų išsirinkti. Ir aš jį mokinu to, ką per 17 metų pats sukaupiau ir toliau vis kažkokių žinių įgyju. Ir kad būtų erdvė, kur per įrankį, kad tas žinias ištransliuoti ir nebe tik kiekvienam žmogui, kiekvieną asmeniškai pakonsultuoju ar ten padedu. Bet dar, kad ir tas chatboto principas, sakykime, užduoda klausimus, duoda atsakymą žmogus ir pagal tas atsakymą atitinkamai reaguotų. Tai pavyzdžiui, tokia kaip ir smulkmena, prie kurios dirbau šią naktį ir man vienu metu lūžo ir ten pravargau su atstatymais. Tai pavyzdžiui, žmogus, tarkim, kaip aš, 1,90 m ūgį nurodys, tai kad chatbotas rekomenduodamas jau kainą pagal jo tą pasirinktą čiužinio norimą dydį, kad jis dar parekomenduotų kaip dėmesį, pavyzdžiui, kad ilgis būtų, tarkim, 2,15. Pavyzdžiui, mano paties asmeniška lova yra 2,15 ilgio tam, kad kai yra ūgis plus ten 20-25 cm, reiškia, bus patogu, ten kojas bus neišsikišę, nebus atšalę žiemos metu, jeigu vėsesnė patalpa pasidaro. Tai ir kad tokias rekomendacijas duotų. Ir pavyzdžiui, norėjau dar tokią vieną funkciją padaryti ir lūžo. Ir kai lūžo tas atstatymas, kokias galbūt geras 5-6 valandas ir jiem nepavyko tą padaryti, bet kažkaip vėlgi mano asmeninį tokį kritinį mąstymą lavina šitą įrankį kuriant, kuriantis tą IT tavo, aš kaip vadinu, virtualų asistentą, kurio pagalba kuriu šituos, tą chatboto įrankį ir paskui kitos kursijos. Tai aš gaunasi taip, kad ne tik čiužinių temui mano dėmesys, kur noriu tas žinias sukelt jau į tokį kartotinį įrankį, tai chatboto pavidalu, bet ir vėlgi kaip video ambasadorius, nes kai reikės man dabar kurtis nemažai generuojamų vaizdo siužetų ir padaryti tokį chatbotą, kurio pavidalu man promptus kurtų. Tai video ambasadorius iš Mainstream Pro kuriu tokius tiek savo procesų optimizavimus, suprantu apie ką tai ir noriu geriau įvaldyti tos AIaus įrankius. Nes įvaldęs AIaus įrankius aš suprantu, kad minimum našiau dirbsiu ir tai padės mano ilgalaikiam tikslam ir noram pasiekti. Tai kokie tavo ilgalaikiai norai ir tikslai, galbūt AIaus gali padėti, nežinai kaip, tai galim pabendrauti. Galbūt galės mano koks vienas kitas patarimas padėti, kaip pavyzdžiui dabar vienas bičiulis, klientas pasidalino, kaip tu ten vadinasi, jis pamirštų pavadinimą, Google naujas įrankis šią metų gale tik išleido Antigravity. Tai pavyzdžiui, aš naudoju VS Code, kaip platformą chatbotam tiem, kaip chatbotam, gal ne taip pasakau, tiem AI įrankiam, ten Cloudui, ten Gemini. Ir dabar su tuo Antigravity ieško būdų, kaip jį padaryti autonominį. Tai reiškia, kad galėtų jisai valdyti failus, valdyti visą kompiuterio sistemą. Suprantu, kad yra rizika, bet iš kitos pusės, kad jeigu jisai valdys, aš galėsiu valdyti tiek per nuotolį jį ir jis toliau, kol manęs nėra prie kompo, galės atlikinėti kažkokias standartinės funkcijas aprašytas. Čia būtų labai didelis žingsnis į priekį. Tai mokausi tokių dalykų. Jeigu tau pakeliui, galim draugintis, bendrauti ir ieškoti toliau. Linkiu klestėti.